Pasaulyje gyvena daug skirtingų žmonių – juodaodžiai, baltaodžiai, krikščionys, musulmonai, moterys, vyrai, homoseksualai ir heteroseksualai. Visi žmonės skirtingi. Ir tos skirtybės daro pasaulį įdomesnį ir spalvingesnį. Jis skatina pažinti jį ir domėtis tuo, kas nepažinta. Koks būtų pasaulis, jei jame nebūtų skirtingų žmonių – senelių, vaikų, juodaodžių, musulmonų, storulių, jis būtų kur kas pilkesnis ir nuobodesnis, nes mes visi būtumėm vienodi. Matematika. Tradiciniai skirtingų tautų loginiai žaidimai. Matematika – tai ne tik skaičiai. Skirtingos tautos sukūrė daug loginių žaidimų ir galvosūkių, kuriems ir spręsti reikalingos matematinės žinios ir gabumai. Tangramos – žaidimas iš Kinijos. Mano pažintis su matematika ir geometrija turėjo 2 kalnelius. Pirmas buvo vaikystėje, o antras, kai atėjau į vidurinę mokyklą. Čia matosi tokia raidė panaši į M. Čia yra automatiškai paslėptas mamos vardas, nes būtent mama yra pirmasis žmogus, kuris vaiką supažindina su geometriniam formom, žaisdama su juo įvairiausius žaidimus. Užaugusi, pradėjau domėtis apie tangramas ir kitus loginius žaidimus, sužinojau, kad jie yra kilę senovės Kinijoje ir kad vaikų loginis mąstymas buvo ugdomas dar nuo mažų dienų, kuomet mamos su vaikais žaisdavo iš įvairiausių figūrėlių, bandydamos sudėti stačiakampį ir iš stačiakampio dar skirtingas formas. Tangrama man yra kaip dviratis, kurio nereikia atradinėti iš naujo. Reikia tik tai išmokti tangramomis žaisti, kaip kad ir važiuoti dviračiu. Turbūt kiek šimtų metų yra naudojamas tangramos, tiek šimtų figūrėlių yra sukurta. Kas galėtų pagalvoti, kad apvali forma susideda iš šitų kampuotų geometrinių figūrų. Sudoku – žaidimas iš Japonijos. Žodis sudoku japoniškai reiškia vienintelis skaičius. Pagal susitarimą galvosūkiuose naudojami skaitmenys, tačiau matematiniai ryšiai čia nėra svarbus, taigi galima naudoti ir kitus simbolius, pavyzdžiui, abėcėlės raides ar spalvas. Kiekvienas sudoku galvosūkis turi unikalų atsakymą, kurį galima gauti nespėliojant, o mąstant logiškai. Sudoku reikia įrašyti skaitmenis nuo 1 iki 9, taip, kad jie nesikartotų eilutėse ir stulpeliuose. Pirmi į sudoku panašus loginiai galvosūkiai pasirodė XIX amžiaus prancūzų laikraščiuose, o šiuolaikinį sudoku primenantį galvosūkį sukūrė į pensiją išėjęs architektas ir galvosūkių instruktorius iš Indianos. Pirmą kartą toks galvosūkis išspausdintas Niujorko žurnale 20-ojo amžiaus 80-ojo dešimtmečio pabaigoje ir vadinosi Number Place. Savo dabartinę formą ir vardą sudoku gavo Japonijoje 1986-aisiais ir iš čia jis išpopuliarėjo visame pasaulyje. Stalo soliteris – žaidimas iš Prancūzijos. Stalo soliteris – tai vienam žaidėjui skirtas stalo žaidimas, kurį sudaro žaidimo lenta su duobutėmis ir figūros esančios juose. Žaidimas vyksta vertikaliai arba horizontaliai perkeliant vienas figūras per kitas į tuščius laukelius, o tos, per kurias buvo peršokta, nuimamos nuo lentos. Egzistuoja daug legendų, kas sugalvojo soliterį. Vieni sako, kad stalo soliterį 17 amžiuje sugalvojo Bastilijoje įkalintas prancūzų aristokratas iš nuobodulio ir neturėjimo ką veikti. Kiti tvirtina, kad šį žaidimą sugalvojo Amerikos indėnai. Pirmasis įrodymas apie stalo soliterio egzistavimą siekia Liudviko XIV dvaro laikus. Graviūroje Subys princesė Anne Chabot, trumpalaikis Liudviko XIV susižavėjimo objektas, pavaizduotas žaidžiantį stalo soliterį. Kad ir kaip vadinamas, Jungtinėje karalystėje tiesiog soliteriu ar proto gyvenimu Indijoje, svarbiausia, kad šis žaidimas suteikia įvairiausių tautų žmonėms daug malonių akimirkų. Tangramos ir kitos matematinės užduotys nėra skirtos tik tai pačiam tikslui užduočių sprendimui. Tai yra labai pritaikoma gyvenimui, tu susikoncentruoji į situaciją, kurią tau reikia išspręsti. Ir jeigu tu įsivaizduoji, kad tu nori šiuo metu pamatyti žvaigždę, tu įsivaizduoji, kaip iš stačiakampio galėtų gimti žvaigždė ir ją susidėlioti. Būna dienų, kad sprendžiant užduotis, atrodo, ką bedėtum,
tau vis susideda ne ta figūra. Vis paukštelis būna nunarinęs galvą. Šitos užduoties išsprendimas reiškia, kad tu gali žengti kitą žingsnį ir spręsti naują užduotį, dėdamas naują figūrą. Man pačiai tai suteikia labai daug kūrybiškumo ir tai yra kalba, kurią supranta visas pasaulis. Tu gali nemokėti kalbėti kinietiškai, tačiau tavo sudėliota figūrėlė kinietis supras, ką tu nori ją pasakyti.